Labas vakaras. Labas vakaras. Ačiū labai, kad atėjot šiandien. Man asmeniškai yra stebuklas, kad jūs iš vis čia susirinkot, nes aš šiandien prabudau ryte, šaltas rytas, toks galvoju, net jeigu jūs neateisit, aš nenustebsiu. Tada ištraukiu telefoną, pradėjau skaityti naujieną, žiūrėti, kas vyksta pasaulyje ir galvoju, net jeigu aš neateičiau, jūs neturėtumėt nustebti tiesiog. Todėl man atrodo, kad čia yra stebuklas, kad mes čia susirinkom. Ačiū jums labai, kad čia esat. Dar šiaip konkurencija yra labai didelė. Irgi, man atrodo, stebuklas, kad jūs čia, nes labai daug renginių įvairių. Muzika, teatras, šitam Kadų komedijų klube kasdien komikai pasirodo, o jūs čia susirinkot. Stebuklas. Man, pavyzdžiui, viena pažįstama, kuri čia dabar sėdi, rašo neseniai, sako, Sauliau, o kelintą būtent pasirodymas? Aš sakau, pradžia 8. Ir rašo, gerai, tada spėsiu dar manikiūrą pasidaryti. Ir matot, aš galvoju, aš konkuruoju su teatru, su muzika, su komikais, o pasirodo, mano pagrindinė konkurentė yra manikiūristė Svetlana iš Pašilaičių. Sėdi dabar pas save namie, daro nagus ir net nesupranta, kad iš manęs pinigus vogia žmogus. Bet atleistina jo. Taip, kas pirmą kartą apskritai stand-up'e? Va, keliat ranką. Plot reikia tokiuose situacijose. Jeigu aš užduodu klausimą, dar kartą pabandom. Kas pirmą kartą stand-up'e? Čia irgi? Tiek daug žmonių? Žodžiu, stand-upas. Stand-upas yra tokia pramogos forma, kurias jūs ateinat ir klausot, kaip valandą kalba žmogus. Iš principo, taip paaiškinau, kas yra stand-upas. Kas suprato? Okay. Rankų miškas. Labai gerai. Dar šiaip dažniausiai būna apšildantis komikai, kas buvo koncertuose, stand-up'e, dažnai būna apšildantis komikai. Aš atsisakiau apšildančių komiko, nes tai yra labai nedėkingas darbas. Kas nors buvo apšildančių komikų? Va, yra apšildantis komikas. Čia yra labai nedėkingas darbas, nes aš atsimenu, aš daug komikų esu apšildęs ir aš atsimenu vienas renginys, labai didelis renginys, aš apšildau savo draugą, komiką Evaldą Jasaitį ir jis sėdi už scenos, mikrofoną sako, dabar pasitikite ant scenos ir visi pradeda plot, Saulius Andrukonis ir visi nustoja plot. Aš užlipu ant scenos, pasakau bairį ir tyla. Kaip dabar? Tada antrą bairį, tyla, trečias bairis, tyla. Aš sakau, dabar ant scenos pasitikėt, Evaldas visi vėl ploja ir aš galiu pabandyk, Evaldai man nesumokėt. Va dabar šitą darbą, pusę honoraro minimum man priklauso, man atrodo. Jo, šiaip galvojau vienam komikui paskambinti, paprašyti, kad apšildytų mane, bet aš puikiai suprantu, kad jūs atėjot paklausyt manęs. Saulius Andrukonis, stand-upas, jūs čia atėjot. Ir jeigu dabar prieš mane užliptų tas, kuriam aš norėjau skambinti, man tas Tonkus, jūs nusiviltumėt, aš žinau, kam jums šitas, kaip dar 15 minučių Tonkus klausyt, kai čia Saulius Andrukonis, aš supratingas žmogus čia dėl jūsų. Pavyko mums išvengti šito nepatogumą, tai nieko daugiau nebus šiandien scenos. Jo, dar mane labai džiugina tai, kad šiaip smagioje aplinkoje susitikom, pasirodymas komedijos klube, smagi atmosfera, patinka jums? Nes šiaip yra buvę mano gyvenime, karjeroj komiko skirtingų situacijų. Aš esu pasirodęs festivaliuose, vienam jaunimo festivalė. Daug aiškinti nereikia, kas yra, nes lietuviškas festivalis, kas tai yra miškas ir ten kažką veikia žmonės. Lenkam labiau patinka šitas bairis. Miškas ten veiksmas, aš atvažiuoju, festivalis ir ant scenos, kur aš turiu pasirodyti, groja muzikantai. Nes būna tai festivaliuose, skirtingi artistai. Groja muzikantai, labai faina roko grupė, muzika, aš atsisėdu gale, klausau muzikos, labai gerai leidžiu laiką ir prie manęs prieina vedėjas, sako, labas Sauliau, smagu, kad atvarei, dabar valandą gros muzikantai,
o po jų tu ruoškis. O aš nežinau, kaip man ruoštis. Aš jau atvažiavau, sėdžiu muzikos, klausau. Nu, aš pradėsiu ruoštis, aš muzikantam pradėsiu trukdyti. Aš nežinau, aš pasimetus, nežinau, ką daryti. Ir tada tas vedėjas po valandos užlipa ant scenos, sako, ačiū labai roko muzikantam, o dabar bus stand-upas. Ar jūs norit muzikos? Ir visi tokie, muzikos. Ir vedėjas toks, tada dar valandą gros muzikantai. Ir aš dar valandą sėdžiu, ruošiuos savo pasirodymui. Nesitikėjau, kad šitam teks ruoštis. Ir vėl po valandos užlipa tas vedėjas, sako, gerai, dabar pagal programą bus stand-upas, ar jūs norit muzikos? Ir visi tokie, muzikos. Ir vedėjas, ne, dabar pagal programą turi būti stand-upas. Todėl pasitikite Saulius Andrukonis. Ir pasirodžiau, viskas buvo gerai. Dar, pavyzdžiui, turėjau situaciją, kai man teko pasirodyti renginyje iš karto po tylos minutės. Ir čia nebuvo tylos stovykla kažkokia, Buvo renginys miestelė, irgi atvažiuoju, irgi mane renginio vedėjai pasitinka. Sauliau, ačiū, kad atvažiavai, tuoj tu lipsi ant scenos, ruoškis, aš jau nežinau, ar reikia ruoštis, kažkam turbūt reikia, iš patirties jau suprantu, kažkam reikia pasiruošti. Vedėjai užlipa ant scenos, sako, prieš tęsiant mūsų renginį, pagerbkime tylos minutę, žymų veikėją mūsų miestelio, labai didelė tragedija, tylos minutę, visi atsisėda ir sako, bet jis labai norėjo, kad mūsų miestelio gyventojai gerai leistų laiką, todėl dabar Saulius Andrukonis su stand-upu. Ir aš užlipu ant scenos, pasakau pirmą bajerį, žmonės pradeda juoktis, antras, trečias bajeris, visi juokis, atsipalaiduoja ir aš galvoju, tas veikėjas buvo teisus iš principo. Miestelėje labai trūksta gero laiko. Tai va, tokios istorijos mano iš šito apšildymo įvairių renginių, todėl ką aš noriu pasakyti, kad šitas renginys jau dabar yra vienas geriausių mano stand-up renginių, kokie jau yra buvę. Dar yra vienas niuansas, bilietas kainavo 13 eurų. Noriu paklausti, paplokit prašau, kam per mažai? Atrodo, kad per mažai. Aš jums savo Revoluto sąskaitą numesiu būtinai tada po renginio ir man pervisit. O kas mano, kad pats tas, stand-up renginiui 13 eurų pats tas? Gerai. O kas mano, kad per daug? Gerai, net jeigu jūs neprisipažįstat dabar, nenorit, žinokit, aš atidirbsiu. Tikrai, aš atidirbsiu, viskas tvarkoj. Renginys tik prasidėjo, jeigu jūs dabar galvojat, 13 eurų, apie ką čia pasakoja, apie kažkokį tylos minutę, Aš atidirbsiu, viskas tvarkoj. Ir savo pasirodymą aš norėčiau pradėti nuo vieno savo mėgstamiausių bajerių, kurį jau ilgą laiką pasakoju ir jis vis dar išlieka mano vienas mėgstamiausių, nors parašiau dar prieš COVID šitą bajerį, tai bajeris. Aš esu komikas ir aš stengiuosi į gyvenimą žiūrėti pozityviai, bet aš labai bijau karų, nes aš žinau, kad mane nužudys. Aš žinau, kad karo metu su manim bet kuriuo atveju bus brutaliai susidorota. Nes žiūrėkit, mano tautybė Lenkas. Aš turiu lietuvišką vardą Saulius, baltarusišką pavardę Andrukonis, atrodau kaip žydas. Kulką gaučiau tikrai. Nuo savų. Ir aš net neįsivaizduoju, kas tie savi būtų. Gal mano draugė lietuvė būtų pirma, kuri mane nužudytų, tokia Free Palestine ir break-upintų su manim, ar blow-upintų. Ir aš prašau dabar visų atkreipti dėmesį į kontekstą, nes aš, kaip ir sakiau, sugalvojau šitą dar prieš COVID. Ir aš atsimenu, 2021 metais aš atvažiuoju į privatų renginį, vestuvės, aš užlipu ant scenos, per žmonių vestuvės, pasakoju bajerį, kad karo metu su manim būtinai susidoros. Ir aš matau, jaunieji mėgaujasi, jie labai gerai leidžia laiką, aš nulipu nuo scenos, prie manęs pribėga jaunųjų pora ir sako, Sauliau, ačiū labai už tavo pasirodymą,
čia buvo geriausias mūsų vestuvių momentas. Ypač bairis, kad tave nužudys. Ir aš galvoju, tada lauksiu per metinius. Būsiu gyvas, atvarysiu. Tada atėjo 22 metai, prasidėjo karas ir aš nežinojau, ką daryti, išsigandau. Ir vienas protingas žmogus man pasakė, kad Sauliau, karo metu geriausias dalykas, kurį tu gali padaryti, tai daryti toliau, ką tu moki daryti geriausiai. O geriausiai aš mokėjau juokauti, kad mane nužudys karo metu. Ir aš prisimenu renginys 2002 metų pavasaris, aš užlipu ant scenos, pasakoju, kad karo metu mane būtinai nužudys, aš nulipu nuo scenos ir pirmas komentaras, kurį aš išgirstu, yra drąsi satyra. Reikia turėti didelius kiaušus, kad taip kalbėt, Sauliau, ir mažus smegenis. Ir aš sakau, mama, raminkis, čia tik juokai, aš nesu 100% užtikrintas, kad karo metu mane nužudys. Tikrai ne. Egzistuoja taip pat tikimybė, kad karo metu mane išprievartaus koks nors gėjus okupantas, pasakyt, o Bože, kakoj krasivai muščina, я хочу от тебя сына. Ir mes sukursim šeimą, turėsim daug vaikų ir mirsim tą pačią dieną. Matot, aš visur bandau išvelgti pozityvą, kaip ir sakiau, aš stengiuosi. Ir va dabar 25 metais man tai jau nebeskamba kaip bairis, aš tiesiog, man atrodo, kad aš pasakiau teiginį, karo metu mane nužudys, argumentavau jums ir laukiu. Tiesiog laukiu, nes aš stebėjau naujienas pastaruoju metu, aš pamačiau, kad antisemitas Žemaitaitis papuls į Seimą. Ir aš galvoju, reikia būtinai persidažyti plaukus į maksimaliai blondinišką spalvą, tiesiog dėl viso pikto. Tada pamačiau, kad jis bus valdančioje koalicijoje ir galvoju, ir linzės maksimaliai šitas mėlynas reikia man ir su nosim kažką padaryti. Su nosim, nes mano nosis didelė, jį iš Seimo dabar matosi plika akim, jeigu ką, turiu didelį nosį. Ir aš kaip vis daugiau neramumų pasaulyje, aš vienu momentu galvoju, gal migruoti į Ameriką, į JAV. Tada laimėjo Trumpas ir aš pažiūrėjau Trumpo inauguraciją ir susėmiau už širdies ir galvoju, jeigu migruoti, tai tik į rytus, man čia lieka tik Saudo Arabija ir Kinija, čia dvi kryptis. Bent jau ten galėčiau pritapti, man atrodo. Bet šiaip manyje dažnai įsijungia toks pastaruoju metu vidinis Paluckas. Žinot, kur aš, viskas bus gerai, nėra čia ko parintis, viskas bus gerai. Man atrodo, kad ir kaip būtų ironiška, vidinis Paluckas yra sveikiausia mano psichikos dalis iš vis mano tapatybės. Vidinis Paluckas. Jo. Šiaip man svarbu kalbėti apie savo tapatybę, bet nežinau, ar pastebėjot, man apskritai sunku kalbėti. Pastebėjot, kad tam tikri kalbėjimo sunkumai yra. Girdisi tam tikri iššūkiai kalbant nuo scenos. Ir aš, būdamas Lietuvos piliečių, kai kalbu Lietuvoj su lietuviais, lietuviškai, man dažnai pasako, piskat gal į savo Lenkiją. Bet kai aš Lenkas pagal tautybę kalbu su Lenkais, lenkiškai, Lenkijoje, man sako, piskat gal į savo Baltarusiją. O kai aš kalbu baltarusiškai su baltarusiais, man sako, Sauliau, we can continue in English. We do not speak Russian in European Union. O in English, aš galiu continue max 5 minutės irgi, ten nėra, kad aš labai gerai ten galiu continue in English daryti ilgą laiką. Žiūrėt, ne pirma ir ne antra kalba man, žinokit, tai čia jau... Ir aš ilgai galvojau, kas čia pas mane per tokią tarmė akcentas, kas čia per linksnį. Ir aš supratau, kaip tai pavadinti. Mano akcentas, jis vadinamas įtartinu. Nes aš pastebėjau, kad žmonės visą laiką, kai išgirsta, kai aš kalbu, jie įsitempia. Nepriklauso, kokią kalbą aš kalbu. Vienintelė žmonės, kurie neįsitempia nuo to, kai išgirsta, kad aš kalbu, yra Vilniaus krašto Lenkai. Jie išgirsta, kaip aš kalbu, jie neįsitempia, viskas tvarkoja, ten mes kalbam ir tokia, koks tavo vardas, aš sakau Saulius, ir tada ir jie įsitempia. Ir aš esu iš lenkiškos šeimos ir šiaip mane turėjo pavadinti Vaclavu.
Realiai konkurencija buvo tokia, į finalą išėjo 2 vardai - Vaclovas ir Saulius. Ir balsų daugumą surinko Saulius ir kažkur paralelinėje visatoje jums pasirodo komikas Vaclav Andrukonis šiuo metu. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų man nedavė vardo Saulius, o aš jį pavogiau. Iš kažkokio lietuvio ir dabar kažkur po Lietuvą vaikšto lietuvis vardu Gžegoš. Toks sveiki, aš Gžegoš iš Kaišiadorių. Ir aš toks Šeis Saulius iš Vilniaus. Ir man šiaip nepatinka, kad tapatybė daugelį atvejų dėl tų tautinių dalykų yra suprantama, nes, pavyzdžiui, ir dėl religinių priežasčių žmonės gali save taip pat tapatinti. Ir, pavyzdžiui, aš nepraktikuoju jokios religijos aktyviai. Nežinau, kaip praktikuoju, patys įvertinkite. Aš per Kalėdas, į darbą neinu. Pavyzdžiui, į darbą neinu, per Velykas irgi neinu. Tai aš nežinau, čia aktyvi, pasyvi praktika yra, jokia praktika yra. Bet mane religiniai dalykai irgi pasyvė. Aš vieną dieną sėdžiu darbe, rūkau, tiesiog yra kūras darbe. Prie manęs prieina kolegė, atsistoja priešais mane, aš rūkau, bandau atsipalaiduoti, žiūri į mane, tokia, blemba, koks tu į Jėzų panašus. Ir išeina. Ir aš galvoju, gal. Tada antras parūkimas. Ne iš karto aš padirbu tarp parūkimų, jei ką. Antras parūkimas, aš sėdžiu, rūkau, vėl prieina ta kolegė, žiūri į mane, blemba, rimtai panašus į Jėzų. Ir išeina. Ir aš galvoju, aš tikrai priimu šitą dabar jau pastebėjimą, visiškai nebūtina. Antrą kartą kartuot buvo, bet aš priimu. Trečias parūkimas, jie ateina, žiūri, aš negaliu, koks tu panašus į Jėzų Kristų. Ir vėl išeina. Ir aš suprantu, kad, jį šiaip savo šitą nepaleis. Dabar man reikia imtis veiksmų kažkokiu. Ir aš galvoju, ką tau padaryti. Stebuklą, blėt. Pas mus firmai vandens aparatuose viską į vyną pakeis. Aš su kaifu. Aš su kaifu. Jeigu tik pinigų turėčiau, bet viešajam sektoriui dirbu, pinigais nešiku. Jei ką, tiesiog per savaitę buteliukas čia maksimaliai, kiek galiu sau leisti. Realiai, už ką aš jums esu dėkingas, aš šiaip geriau vandenį, bet dėl to, kad jūs mokat už bilietus, ateinat į pasirodymus, galiu sau leisti ir vyną. Ačiū. Čia aš dirbu institucijoje, kuri, kaip jums pasakyti, yra pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ir aš šiaip, jeigu būčiau Jėzus, aš vieną stebuklą tikrai padaryčiau, aš prikelčiau iš mirusių Lietuvos švietimo sistemą. Vienintelis dalykas, kurį padaryčiau. Visi prijaučiat, visi mokykloje buvot, matyt, kas ten vyksta, tai tikrai reikia prikelti. Bet šiaip aš nenorėčiau būti Jėzum. Pasakysiu, nes dėl paprastos priežasties. Jėzus turėjo 12 draugų. Man per daug. Aš suaugęs dirbantis žmogus, man 12 draugų aš nepaveščiau. Su vienu dažniau susitinki, su kitu rečiau, pas vienu rilsais apsikeiti, ką. Kitas užpavydėtų, išduotų mane, kiti nukryžiuotų, kam to reikia. Prisikelčiau iš mirusių, dar vienas netikėtų iš vis, kad taip atsitiko, ką man reikia. Mėgstu pajuokauti apie Jėzų, bet kurio aš stengiuosi neliesti šitos temos ir aš jau vis mažiau praktikuoju religiją, bet aš vis tiek liečiu šitą temą, nes aš šiaip augau ant tokių 3 tradicinių institucijų - šeima, mokykla ir bažnyčia. Ir aš niekada negalėjau išvengti šitų 3 institucijų. Bet kuriuo atveju, jeigu tu esi ne su šeima, tai būtinai mokykloje arba bažnyčioje. Jeigu ne bažnyčioje, tai būtinai su šeima arba mokykloje. Bet kuriuo atveju. Ir aš atsimenu pavasaris, koks nors pavasaris, šiltas oras, penktadienis, tu jau galvoji, pagaliau galiu pailsėti nuo šitų institucijų, atsisėsiu ant dviračio, pasivažinėsiu su draugais. Ir tada man iš namų sako, koks dar dviratis? Kryžiaus kelią? Ir tu toks sakai, galiu aš kryžiaus kelią tiesiog su dviračiu atvažiuoti, aplink bažnyčią ratą padaryti, jeigu reikia 12, galiu ir laisvas. Jo. Dar šiaip žmonės gali save kažkaip tapatinti pagal amžių, pagal kartas.
Ir aš, pavyzdžiui, esu 99 metų gimimo, man yra 63 metai, kas moka gerai suskaičiavot jau. Bent jau emociškai šiam 3 metai, aš jums prisipažinsiu, nes jau aš ekonomikos krizė išgyventa, pandemija, karas, ko aš ten nematęs? Tik tokia. Arba Reelsuose. Aš jau mačiau daugiau negu karo veteranai, man atrodo, yra matę gyvenime. Ir šiaip pastebėjau, kad jeigu aš kalbu su millennialsais, ten po kokiai kartą aš priklausau millennialsai, sako, tu tikrai zoomeris. Kai aš kalbu su zoomeriais, jie tokie, ne, tu tikrai millennialsas. Ir aš atkreipiau dėmesį, kad šiaip 20 amžiaus vaikai, kai su manim kalba, jie tokie, tu snarglys. Tu, Sauliau, snarglys, visiškas snarglys. Bet kai aš kalbu su 21 amžiaus vaikais, jiems aš esu ponas. Ponas Sauliau. Aš tiesiog gyvenu tarp žmonių, kuriems aš esu snarglys arba ponas. Aš nesu nei zoomeris, nei millennialsas, aš esu ponas snarglys. Visi 99 metų žmonės yra ponai snargliai, pagal kartų teoriją. Žinot kodėl? Nes dirba kaip ponai, o gauna kaip snargliai dar už savo darbą, bet dėl to taip jo yra. Šiaip aš dėl savo tapatybės turiu prisipažinti, aš būdamas Lietuvos piliečiu, aš vis tiek čia jaučiuosi kaip pabėgėlis. Nes aš esu iš mažo miestelio, iš Eišiškių, kad žinot, paplokit, kad žinot. Šiandien salėje turim visą Eišiškių populiaciją. Realiai Eišiškės tuščios dabar yra. Jeigu kas nors norėtų dabar Eišiškės okupuoti, tiesiog įeiti reikėtų į Eišiškės ir darykit, ką norit. Miestelis pietryčių Lietuvoje, pasienyje. Kaip miestelį. Aš buvau renginy Eišiškėse ir aš pavadinau Eišiškės miesteliu ir ant manęs labai supyko seniūnas. Sako, Sauliau, koks čia miestelis? Čia miestas. 3,5 tūkstančio gyventojų. Čia miestas. Ir aš galvoju, Londonas, New Yorkas, Eišiškės, viskas aišku. Ir sako, Sauliau, ne šiaip savo miestas, o lenkiškas miestas. Ir aš galvoju, čia dar ir sostinė pavadinktų. Čia Varšuva, Krokuva, Gniezno buvo, iš tikrųjų prieš tai dar Eišiškės. Buvo pirma sostinė Lenkijos, iš tikrųjų yra Eišiškės, kas nežinojo, tiesiog oficialūs šaltiniai neišsisaugojo, tai išminti iš lūpų į lūpas. Dabar perduodu, Eišiškės yra Lenkijos sostinė, pirma, jei ką. Čia turbūt nukrito nuo kėdės seniūnas Eišiškė. Ir aš iš provincijos, visą laiką svajau pabėgti iš ten. Aš galvoju, išvažiuosiu gyventi Vilnių, aš būsiu, jau bus mano pažadėtų į žemę. Aš svajojau pabėgti visą laiką iš Vilniaus ir aš stengiausi baigti mokyklą, aš baigiau mokyklą, įstojau į universitetą ir aš atvažiuoju pirmą dieną į universitetą į Vilnių. Ir pirmas dalykas, kurio manęs paklausė universitete, Sauliau, ar tu nori į stovyklą? Ir aš sakau, ne, aš nenoriu į stovyklą, aš norėjau į Vilnių, aš jau Vilniui, aš savo tikslą pasiekiau. Ir man sakau, ne, Sauliau, čia tokia stovykla naujiem atvykėliam. Tu nepergyvenk jį miške. Ir aš jai kartoju, aš norėjau į Vilnių. Jeigu aš norėčiau iš Eišiškių į mišką nuvaryti, aš neičiau į autobusą stoti ir nepirkčiau bilietėlio į autobusą Eišiškės Vilnius. Aš važiuočiau tada su autobusu Eišiškės miškas. Tiesiog. Man net nereikėtų autobuso, aš tiesiog 2 žingsnius padaryčiau iš Eišiškių, aš miške, viskas, galiu stovyklauti su tikrais pabėgėliais iš tikrųjų. Kažkaip išvengiau šito, išsigandau, kad čia nusikaltimas prieš žmonėje vyksta Vilniui. Išvengiau tos stovyklos, po 2 savaičių ta pati moteris pagauna mane universitete, sako, Sauliau, tu nenorėjai varyti tą stovyklą, gal tu nori važiuoti į Erasmusą? Aš sakau, kas čia yra? Sakau, čia, Sauliau, tokia tau galimybė išvažiuoti studijuoti į kitą šalį. Ir žiūriu ją ir galvoju, kodėl jūs taip norit manęs atsikratyti? Ką aš jums blogo padariau? Vėlgi, aš primenu, aš iš Eišiškių, man Vilnius yra kaip Erasmusas. 7 metai kultūriniam šokė esu.
Aš kai atvariau pirmą kartą į Vilnių, aš kai pamačiau troleibusą, aš stoviu žiūriu, galvoju, Europa. Tada pamačiau naują troleibusą. Ir galvoju, čia jau science fiction kažkoks, čia kažkoks Blade Runner prasidėjo, o aš jame Ryan Gosling, grinai. Ir kadangi man Vilnius jau yra kaip Erasmusas, aš atsisakiau to Erasmuso, praeina dar 2 savaitės, ta pati moteris mane pagauna, sako, žiūrėk, Sauliau, niekur nenorėjai, į stovyklą nenorėjai, į Erasmusą nenorėjai, gal tu nori važiuoti į Ameriką su programa Work and Travel. Aš studentas iš provincijos dirbantis, man Work and Travel Vilniui užtenka pilnai. Aš tiesiog prabundu ryte, travelinu per tos kamščius, į work vietoj to, kad studenčiau dabar, paskui travelinu namo atgal per tos kamščius, home work dar darau kažkodėl. Būtų normalus pasiūlymas, ne work and travel in America, o koks nors drink beer at home. Aš su kaifu pasirašyčiau, iš kur parašus, susirinkti iš kokių tarnybų, aš viską iš sodros išrašau, iš biržos, man jokių problemų. Drink beer at home, man. Va. Jeigu kas nors turi šitą pasiūlymą, aš pasirašau. Dar šiaip tapatybė vaikystėje labai įdomus dalykas. Man atrodo, vaikystėje šiaip tapatybės aspektas šiaip yra labiausiai toks trapus, nes aš nežinau jūsų amžiaus, bet tikriausiai žinot, kas yra drakonų kovos, ne? Dabar aš žinau jūsų amžių. Taip pat vaikystėje tu pažiūri drakonų kovas ir tu toks viskas. Jie. Aš Sangokas konkrečiai, dabar aš Sangokas. Tada kitą dieną tu žiūri ten kokį nors kempiniuką ir toks aš Sangokas, viskas. Tada žiūri Vėžliukus nindzę, kitą dieną aš Leonardo. Tada kitą dieną žiūri Vėžliukus nindzę, aš jau Rafaelo noriu būti, viskas. Tada dar kitą dieną Michelangelo, Donatello, tai per visus veikėjus, kurie patinka. Tada paauglystėje žiūriu filmą, kokį nors, tai aš Bredas Pittas dabar šiandien, viskas. Ir dėl to labai sunku rasti kažkokį autoritetą, į ką lygintis, aplink kurį kurt savo kažkokią tapatybę, nes, pavyzdžiui, ir šeimoje, visi skirtingi personažai, ne, būna, kad ir kur augom, visi skirtingi personažai, neaišku, į ką lygintis. Ir aš atsimenu vieną dieną mokyklą, aš dar buvau pradinukas, vieną dieną mokyklą, ten aš pradinukas ir savaitgalis, sekmadienis, aš pas senelius, vidurdienis sėdžiu, darau namų darbus. Ir prie manęs prieina labai laimingas senelis ir sako, Sauliau, šaunuolis, mokykis taip ir toliau ir būsi protingas kaip Leninas. Ne koks nors Platonas, ne Newton, Leninas. Mes visi žinom, kiek už fiziką jis gavo Nobelio premijų, Leninas. Ir jum gal dabar juokinga, bet aš tada nežinojau, kas yra Leninas. Turbūt kietas bičias yra, tarp Sangoko ir Leonardo kažkas. Ir pirmadienį mes ateinam į mokyklą, pirmą pamoką, mes sėdim ten, kažką darom, ateina auklėtoja, sako, vaikai, o pasakykit dabar, kas ko nori būti, kai užaugs. Ir kažką sako, policininku, gydytoja, aš sakau, aš noriu būti Leninas. Ir mokytoja taip švelniai tariant pasimeta. Sakau, Sauliau, atsiprašau, bet išrink savo normalią profesiją. Ir aš sakau, aš noriu turėti teisę išrinkti, ką noriu. Mes šitoj klasėje dirbam vienodai. Ir prašau čia nediktuoti savo sąlygų, kaip carui. Mes pradėsim revoliuciją. Ir aš su tokiam revoliuciniam nuotaikom kažkaip jau iki mokyklos pabaigos, kažkaip baigiau tą mokyklą, gautą atestatą. Ir aš grįžtu namo su atestatu, o ten jau puota. Labai daug maisto, gėrimų, dar daugiau pasididžiavimo manim. Dar be manęs jo buvo labai daug ten. Aš ateinu, ten jau per daug pasididžiavimo, visi sėdi, geria, valgo, didžiuojasi manim. Ir aš atsisėdu irgi pavalgyti, atsistoja tėvas prie stalo, toks atsistoja su stikliuku. Mano šiaip visi tėvo impersonationai su stikliuku yra.
Atsistoja su stikliuku, sako, Sauliau, sveikinu, pagaliau baigėjai mokyklą. Aš galvoju, tą prasme pagaliau. Čia 12 metų, kaip ir visi. Čia jokių problemų nebuvo. Gerai, 13, dar nulinė klasė. Visada pamirštu apie nulinę klasę. Man atrodo, šiaip nulinė klasė vadinasi nulinė, nes aš nulį iš jos atsimenu, realiai. Nulis naudosiu iš jos. Ateini į nulinę klasę, tokia, vaikai, pažaiskit, pamiegokit, pavalgykit, pamiegokit. Ir aš galvoju, ko iš šitų dalykų aš negaliu padaryti namie. Žaislų turim, maisto turim, miegam ant grindų kaip gyvuliai tiesa, bet, nedidelė prasmė iš tos nulinės klasės. Ir ten tėvas su stikliuku sako, pagaliau baigėjai mokyklą ir dabar prasidės tikras gyvenimas. O mes visi puikiai žinom, kad mokykla yra tikro gyvenimo simuliacija. Ten nėra tiesa. Aš buvau pas psichologę, pasakoju apie savo mokyklos laikus ir jis sako, ne, čia tik tavo galvoji. Tėvam apie mokyklą neseniai pasakoju, sako, nebuvo taip išvis. Net tavo galvoj neturi šito būti. Ir tada tėvas sako, pagaliau baigėjai mokyklą, dabar prasidės tikras gyvenimas, o tos mokyklinės žinios jos vis tiek nereikalingos. Aš stoviu, apšalęs. Aš galvoju, man vienintelis variantas liko dabar, nueiti už tvarto pasikart realiai. 12 metų iššvaistytų. 13, nulinė klasė, visada pamirštu. 13 metų iššvaistytų. Jeigu jums dabar išbraukti iš gyvenimo 13 metų, jūs čia nežvengtume dabar, man atrodo. 13 metų, tragedija. Mokyklinės žinios nereikalingos. Pasirodo, žinios apie tai, kad kvadratinės šaknis skaičiaus 121 lygi 11 nereikalingos žinios. Tiesa, plius minus 11, nes bet kokį skaičių kvadratų pakelsi, gausi teigiamą skaičių. Nereikalingos žinios pasirodo visiškai. O kad fizikoje kinetinė potencija ir čia nereikalingos žinios pasirodo. O kad Didžioji Prancūzijos revoliucija prasidėjo 1789 metais Liepos 14 dieną, čia nereikalingos žinios pasirodo. O kad viena diena vėliau, Liepos 15, tiesa, ne 1789 metais, o 1410 metais Žalgirio mūšis prasidėjo, čia niekam nereikalingos žinios, o ne? O tą pono tada mes skaitėm, Mickevičių per lietuvių, čia nereikalingos, ir per lietuvių, ir per lenkų, dviem, kalbom, mes tą Mickevičių skaitėm, čia niekam nereikalingos žinios, o ne? Ateini į lietuvių, skaitysim Gražiną, nueini į lenkų, o dabar Gražiną mes skaitysim labai nereikalingos žinios pasirodo visiškai. Gerai, kad baltarusiškai neverta Mickevičiaus skaityti, bet aš moku, poną Tadą baltarusiškai, Litva, Bačkovski kraj. Tekst здоровья тое, маючи не цениш, а коли стратиш, золотое. Ir pamirštam iš karto šitas žinias, nes jos nereikalingos jums gyvenime bus, iš karto ištrinkit iš gyvenimo. Jo. Šiaip daugiau apie Mickevičių norėtųsi pakalbėti, nes, legenda. Legendinis poetas buvo. Jis buvo toks kietas poetas, kad po jo mirties, visi lenkai pasakė, o jis buvo vienas iš mūsų, nes jis kūrė lenkiškai. Lietuviai pradėjo sakyti, ne, jis buvo vienas iš mūsų, nes jis dirbo ir gyveno Lietuvoje. Baltarusiai sakė, ne, vienas iš mūsų, jis gimė Baltarusiai. Ir aš pergyvenu, kad po mano mirties lenkai sakys, ne, jis nebuvo vienas iš mūsų, jis turi lietuvišką vardą. Lietuviai sakys, ne, jis nėra vienas iš mūsų, jis baltarusišką pavardę sakys. Baltarusiai sakys, ne, jis nėra vienas iš mūsų, jūs matėt, žydas. Žydai pamatys mane ir tokie, gal. O koks savo išsilavinimas? Aš toks, ekonomika. Tu tikrai vienas iš mūsų. Aš su tokia išvaizda ir ekonomikos bakalauro, man vizos į Izraelį nereikia realiai. Aš galiu tiesiog atvaryti šalom ir pažadėtų į žemę čia, ponos. Dabar baigėsi pirma pasirodymo dalis. Dabar laikas atėjo antrai pasirodymo daliai. Jį man, taip vyksta po pirmos antradienis. Dažniausiai, kiek būna renginiuose. Man labai svarbi dalis, man čia reikės jūsų visų pagalbos. Įsitraukimo, nes aš noriu su jumis pasitarti, kaip pagerinti šitą pasirodymą, paįvairinti, nes aš noriu, kad nuo šiandien šitas pasirodymas būtų blogiausias mano gyvenime. Pats blogiausias.
Ir dėl to man reikia jūsų pagalbos, bet aš suprantu, kai kalbant su publika labai sudėtinga, nes tu asmeniškai kalbini kažkokį žmogų, jis susinepatogino, todėl pasidalinkime į 3 grupės. Realiai pasidalinkim į 3 grupės. Pavyzdžiui, mes taip sėdim, realiai kaip kokiam Seime. Padarykim taip, kad jūs būsit dešiniai, jūs kairieji, o jūs atsiprašant, centro koalicija būsit šiandien, bet čia tik šiandien, čia tik humoro renginys, aš jūs taip, asmeniškai čia neįžydinėjau jūs. Ir pirmas dalykas, kurį aš noriu paklausti, tai bendras įvertinimas. Pasirodymo, kaip jums šis vakaras nuo 0 iki 10 ir pradėkim nuo dešiniųjų. Sakykit skaičių garsiai. 10. Jūs prie centro koalicijos čia priklausėte. Gerai, dešinieji 10, taip? Gerai, centro koalicija? 10. Kairieji? Susilaikom? Ne, atsakykit kaip yra. Sakykit kaip yra. Kaip jaučiat? Man sąžiningo atsakymo reikia. Centro koalicija ir dešinieji. Labai jau rinkėjim lendat išink, aš jums pasakysiu. Taip, kairieji nuo 0 iki 10. 10. Realiai tobulą, ne? Tipo, jūs sėdė tokia, neatimk, neįpridėt, kaifuojam. Ten jį nušauna, jis pabėgėlis, realiai action filmą. Žiūrim kažkokį, čia Forum Cinemas kažkoks vapčia. Čia jau džiaugiuosi, kad nieks nepasakė 9. Nes 9 yra šiaip toks keiščiausias įvertinimas, aš jums noriu pasakyti. Nes, aišku, čia priklauso, kas kokiai šeimoje augo. Ir tada pas jūs labai skirtingas santykis su 9. Nes yra žmonių iš tokių šeimų, kur gauna 9 ir visa šeima, čia jau profesorius. Čia mūsų šeimoje profesorius, čia iš technologijų 9, čia jis jau studijuos užsienį, tikrai jis čia iš to Lietuvoje nepūs, tikrai čia Oksfordas minimum. Ir yra žmonės, kurie, kai kurie iš jūsų, kurie gaudavo tą 9 mokykloje ir apsiverkdavo dar mokykloje. Nežinojot, kad namie pizdi gausit tikrai. Ir man buvo taip, kad aš gaunu 9, ateinu namo ir mama iš karto, kodėl ne 10? Ir tėvas toks, ko tu prisipisai prie žmogaus? Kodėl ne 10? Pas mane 8. 8 klasės ir užteko pilnai, ko tu žmonai. Na, aš gyvenau tokiu bipoliniai šeimoje, taip aš atnešu 9, mama verkia, tėvas juokėsi, sūnus komikas. Taip veikia. Gerai, aš suprantu, kad jūs mandagus esat labai, ir ypač tie, kurie pirmą kartą atėjote į stand-upą, turbūt gal čia reikia 10 sakyti, kad neprisiknis, bet aš man reikia jūsų pagalbos, todėl antras dalykas, kurį aš noriu su jumis aptarti, tai keiksmažodžiai. Centro koalicija. Jūsų manimu, keiksmažodžių buvo per daug, per mažai ar pats tas? Per mažai. Pats tas. Centro koalicija nesutarė. Jūs viduj susitarkit, o tada į viešumą savo nuomonę. Gerai, bet jau nesutarėm. Okay, dešiniai keiksmažodžių per daug, per mažai pats tas? Per mažai. Realiai jo, Seimas visiškai gaunasi. Gerai, kairieji. Į Bibį jums įtiks, aš jums galiu pasakyti. 10 gilinėsi klausimą. Gerai, taip, reikia į visus sureaguoti. Kam pats tas? Ačiū labai. Gerai, taip, kam per mažai dar bus. Dar ne vakaras, aš pasistengsiu taip skoningai įmest. O buvo ir žmonių, kuriam buvo per daug smažodžių, tai aš labai atsiprašau, bet aš stengiuosi skaityti knygas, kažkaip būti labiau prie inteligentiškų žmonių, bet aš pastebėjau, kad man labiau patinka besikeikiantys inteligentai. Bet kuriuo atveju. Ir visur žmonės, net darbe, man labiau patinka žmonės, kurie keikiasi. Nes, jeigu tu po darbo dienos nesikeiki, Bibį tu dirbai. Aš manau...
Dar vienas dalykas dėl keiksmažodžių, turiu tokį folklorinį pavyzdį, dėl keiksmažodžių eksperimentą galėsim dabar padaryti. Paplokit, prašau, kas jaučiasi pavargęs apskritai. O dabar paplokit, kas jaučiasi užsipysęs. Jūs matėt, skirtingi žmonės ploja. Arba net jeigu tie patys su kita emocija visiškai. Nu, pavargęs, nežinau, bet užsipysis tikrai jau. Kartais reikia tų keiksmažodžių ir aš negaliu tiesiog nuo jų išsigelbėti. Ir man atrodo, keiksmažodžiai yra, mano DNR. Man atrodo, nes aš augau namie, kur keiksmažodžiai buvo pastoviai. Paplokti, prašau, kas irgi turėjo taip namie augdamas, kad pastoviai keiksmažodžiai. Paplojate, kas augo su tėvu. Labai atsiprašau, gal nepataikiau kažkam su seneliu. Pas mane tėvas pastoviai keikėsi tiesiog visą laiką ten. Tiesiog tu prabudai, eik nahui. Ir tu supratau. Aš visą laiką keikiausi ir aš atsimenu, man buvo toks pizdakoks sunkus momentas prieš mokyklos pradžią, prieš 1 klasę, aš labai jaudinausi ir man dar tėvas pasakė, kad tu, kai ateisi į naują aplinką, reikia kažkaip mokėti save pateikti. Ir atėjo rugsėjo 1, ten stovi vaikai, aš ateinu prie savo pirmokų ir pirma frazė, kurią aš pasakau, zdarova nahui. Mokytojai iš karto suprato, kad auklėt reikės. Šiaip aš dabar, kai pagalvoju, keista, ašgi į mokyklą atėjau ne kalėjimo kamerą, bet man tam tikra prasme, tie dalykai iš anksčiau buvo tokie kaip kalėjimas, galima pasakyti, iš kurio aš išsilaisvinu dabar. Pasakoju žmonėm dalykus už 13 eurų, bilietą, dabar patinka man labai. Kitą dalyką, kurį aš norėčiau aptarti, tai šiaip ką galima patobulinti. Nes, jum irgi rašė turbūt 10-ukus mokyklose ir, nėra, kad jūs tobuli buvot. Parašo diktantą ir, 10. Ir iš savo patirties, nichuja ne 10 buvo, reikia pripažinti. Todėl mano klausimas, ką galėčiau patobulinti savo pasirodymę, pradėkim nuo kairiųjų. Bendrai jūsų nuomonė. Išvaizda. Matot, aš ilgai galvojau, kaip apsirengti. Ir pagalvojau, ten Žemaitaitis sėdė, aš supratau. Ne, aš galvojau, kaip apsirengti, bet supratau iš paskutinių naujienų, kad dėl viso pikto, kad žmonės neklaustų why not in the costume, tai man reikia apsirengti padoriai. Šiaip labai įdomu. Dėl šito, gerai, dėl išvaizdos. Ką konkrečiai galėčiau patobulinti? Dažyt plaukus. Ir akis mėlynas. Ir tada būtų 11. Bajeriai juokingesni iš karto pasidarytų. Ar jūs dabar tiesiog pamatėt mane ir tokia aš paklausysiu tiesiog. Čia pajuokaut ar rimtai išvaizda, gal nežinau, čia Švarkas iš Humanos užduojarus, atsiprašau, bet aš dėl turinio, vėlgi grįžtam prie turinio, dėl, kaip aš atrodo, klounas aš esu, aš neturiu gerai atrodyti čia, dėl pačio turinio, Centro koalicija, ką šiaip jums pasirodėme, ko trūko galbūt, ką jūs norėtumėt kitą kartą nuo manęs išgirsti. Ir pagalvokit, Centro koalicija, jūs su sprendimais neskubat. Gerai, dešiniai, ką būtų galima patobulinti? Šiandien jūs turit vakar, jūs galvojat, vyksta ten 10 iš 10, tarkim, ir ką galima patobulinti? Šiandieninės aktualijos. Suprantat, renginys yra filmuojamas, o aktualijų yra tiek dachuja, kad aš abejoju, kad kol šitas video bus sumontuotas, žmonės nesupras, kas yra ten Paluckas, Žemaitaitis, Saulius Andrukonis jau nežinos, kas yra. Bet dėl aktualijų, kokias, pavyzdžiui, aktualijas būtų galima iš kokių galima pasijuokti? Pabandom.
Jūs man aktualija, aš bandau pajuokauti. Apie Trumpą. Aš galėčiau dabar dėrėti su jumis, bet, geriausiai ignoruoti tiesiog jūsų egzistavimą ir tada dėrybos vykusios būtų, man atrodo, dėl to, ką daryti toliau. Gerai, satyra, biški politinė satyra, ką dėl Trumpo. Rodas, ką žinau. Čia dviem auditorijom, čia buvo ir satyrinis humoras ir humoras. Čia visiems, kad visiems patiktų. Gerai, apie Trumpą. O Trumpas, šiaip aš dabar suvokiu, Trumpas nėra aktualiai, jis yra žmogus. Čia šiaip, mane dėl to išmušė iš vėžių, nes Trumpas yra žmogus ir aš apie jį galiu pakati. Jums nepatiko mano išvaizda, bet, už Trumpą geriau atrodau, tikrai, aš jums galiu pasakyti. Sunku man pratimėlį davėt, bet dabar geriau, ne? Apie Trumpas paduchintas, jums vakaras pagerėjo. Gerai. Šiaip lengvas taikinys Trumpui, jam puchrant manęs, aš galiu visą vakarą apie Trumpą juokauti, čia jokios įtakos neduos čia šiaip. Jeigu galvojat, kad kažkas čia labai drąsus juokauja apie Trumpą, tai tegul į akis pasako. Aš taip manau. Aš manau, kad iš tikrųjų drąsu yra apie Tomaševskį pajuokauti. Gerai. Jūs apsitarėt, ką galima patobulinti pasirodymą? Mažiau apklausų. Gerai, jums kažkas apklausą atsiuntė, kai buvot pasirodymą. Kaip siunčia pasirodymą. Jums nepatinka, kad aš bendrauju su publika, ne? Ar jau per daug jūs jau pavargot? Net nekalba su manim. Man tiek žmogų išvarginau. Jeigu asmeniškai, dėl to aš ir sakau, reikia į 3 dalis dalinti publiką, nes asmeniškai žmonės jau pavargo. Jeigu jūs jau pavargot, aš nežinau, ir jūs mokėjot už bilietą, ne? Mokėjot. Aš atidirbau 13 eurų. Dar pabūsit, gerai. Tai išvaizda, aktualios ir mažiau apklausų. Matot, tai jūs 10 iš 10, aš jau -3, jau 7 gaunasi realiai. Gerai, tada nepatiko apklausos, patobulint. Gerai, o kas labiausiai patiko? Tada irgi. Jūsų pradėkim. Kas labiausiai patiko, kad turėčiau išlaikyti iki kito pasirodymo? Išvaizda. Gerai. Ar man atrodo, čia tas pats žmogus sakė? Čia kur neapsisprendžia. Jūsų antrai pusė žiauriai sunku, man atrodo. Keisk išvaizdą, persidaž. Keisk atgal išvaizdą. Nepavydžiu. Gerai, kad mes nevarysim kartu dabar su jumis namo. Aš pažiūrėsiu savo konspektus, ką dar norėčiau iš viso aptarti. Turiu konspektus. Aš paskui viską užrašysiu, kai jūs kalbėjot. Per kitą renginio intro pasakusiu, aš ten kalbėjau su žmonėm ir jie man ten už išvaizdą kažką blogai. Be akinių nematau. Viskas jau miegot? Ar vitaminus? Norėjau vaikai ten skambina. Mama, kur dešrelės? Čia buvo skambutis, žinutė ar žadintuvas? Žadintuvas, viską reikia keltis. Viskas. Čia sapnas buvo realiai, mes visi sapnuojam, aš sapnuoju, kad aš čia pasirodymą turiu, viskas, žadintuvas, į darbą. Exceliuką pildyti, kažkokį, viskas baigėsi. Taip. O šiaip, kaip jums atrodė, kas sunkiausia man šiandien buvo, kas sunkiausiai sekėsi šiaip? Prajokint. Aš šiaip labai pavargau iš tikrųjų, bet realiai visą save jums atidaviau jau.
Liuks. Šnekėt lietuviškai, šitą galėčiau patobulinti, jo. Čia apie ką aš ir sakiau. Nu, jūs kaip mane žydą pamatot, jums dar didesnis rezonansas, jūs pasimetat. Bet aš aplenkiau, aš pirmas pakovau apie tai, kad nemoku kalbėti, tai jau jūsų dabar nesiskaito jokeliai. Čia šiaip, jeigu jums patarimas ateiti, nueisit kur nors ir žinot, kad turit silpną vietą, na, kokią nors, kokią čia silpną vietą. Tarkim, lietuviškai, kalbat, nesuprat. Iš karto juokaujat apie tai, kad jūs blogai juokaujat lietuviškai ir viskas. Ir jūs jau hebro, jūs labiau priima. Aišku, tada ir apie išvaizdą reikia savo pajuokauti, ir apklausų nedaryti, ir ten labai reikia žmonėm įtikti, ten gal tada pohui visgi. Čia keiksmažodžiai. Eišiškėse nesikeitė. O jūs kada buvote Eišiškėse? Paskutinę kartą. Eišiškėse daugiausia lenkai gyvena, lenkai nelabai keikėsi. Gerai, dar Eišiškėse gyvena lenkai, su šito taip pritariu. O toliau, ką sakėt? Nesikeikė. Tai, kad jūs nesuprantat. Dar... Visi yra rusiški. Keiksmažodžiai visi yra rusiški. Sakau, reiškia. Čia baltarusiškų yra keiksmažodžiai. Pavyzdžiui, hui. Koks čia yra? Hui, koks keiksmažodis? Aš pasakiau dabar hui kokia kalba. Visi lingvistai esat. Hui, kokia kalba aš dabar pasakiau? Baltarusiškai aš pasakiau, ir ką, ir viskas. Čia, žinot, nekalbininkai susirinko. Jo, ir šiaip sunkiausia iš tikrųjų yra prieš kiekvieną pasirodymą, man, ypač prieš pasirodymą, kai į tualetą prispiria. Labai sunku būna tada. Prijaučia ten. Neapsimiškit, tik bėkit. Bėkit, jeigu reikia. Bėkit. Tu nueini į tą tualetą prieš pasirodymą, nes norisi. Ir labai baisus atvejus gali būti tada, kai tu stovi valandą ant scenos ir tu toks netyčia pažiūri į apačią ir toks blemba. Galėjau išvalyti tą spermą. Intelektualios komedijos vakaras. Čia ką vyksta dabar. Jo, ir ką dar pabaigai jums pasakyti čia. Šiaip stand-upas yra daromas taip, kad, pavyzdžiui, ką aš pasakoju, tai 8% yra tiesa ir 20% yra melas. Ir išgalvoti dalykai, kažkiek pripaišyti. Ir iš ką atkreipiau dėmesį, tai jūs jokitės labiau iš tiesos negu išmislų, tai pagalvokit apie tai. Jo, aš jau turiu baigti pasirodymą, nes labai į tualetą noriu, o galų gale mes visi tik žmonės. Ačiū jums, kad buvote, iki kitų kartų.